Išbandyk kreminės lazanijos receptą, kuris nustebins ne tik tave, bet ir tavo svečius. Tau reikės moliūgų, morkų, česnako, imbiero, supjaustome kubeliais, dedame ant kepimo popieriaus į skardą, apšlakstome alyvuogių aliejumi, įvairiausiais prieskoniais ir kepame, kol daržovė suminkštės ir įgys šviesiai rudą spalvą. Tuomet sublenderiuojame su kokosų kremu, dar papildomai galime pridėti prieskonių ir gauname kreminės struktūros masę, kurią sluoksniuodami dedame ant makaronų lakštų ir ant viršaus sluoksniuose uždedame trupinto feta sūrio, gali būti varškė, gali būti kitas sūris ir paruošiame bešamelio padažą, tai sviestą išlydome, įdedame viso grūdo speltą, miltų ir tuomet įpilame avižų gėrimo ir su šluotele viską maišome, kad nesusidarytų gumuliukai. Ir ant pačio viršaus dedame kietojo arba mozzarella sūrio ir šauname į orkaitę ir kepame 180 laipsnių temperatūrą apie 40-50 minučių, priklausomai kiek mes tų sluoksnių lazanijos padarėme. Šis receptas be galo maistingas ir skanus, pradžiugins kiekvieną iš jūsų, kuris paragaus šį patiekalą. Jei patiko šis receptas, spausk like ir komentaruose rašyk gaminsiu, bei nepamiršk prenumeruoti sveikatai palankus naujienų ir gauk naujausius nemokamus receptus ir mitybos patarimus sveikatai palankus svetainėje.